net nepraeina. Pavyzdžiui, IKEA padarė žiūri gerą kampaniją, ten kaip mama vemia, kai mažas vaikas. Nu, kad čia nes gyvenimo šūdinas dažnai būna, bet ne, Lietuvoje negalima, turi būti žmonės laimingi. Antras punktas, tai aišku, yra laimingi vaikai. Toks durnas posakis, kad vaikai lengviau parduoda ten su vaikais viską. Tai, nu, čia irgi tokia, pienininkai yra visiškai pamyšę, nu, kaip pedofilų reklama viskas atrodo, nes kažkokia mergaitė labai džiaugiasi ekologišku pienu, šito surėlių pikniko iš vis kažkokie kaip prigėrė, kaip per šitam Liquid Death yra tokia gera reklama, yra toks Milanas labai geras Liquid Death, pažiūrėkit. Tai jie viską daro su vaikais, su nešia moterim, bet ten vandenį pradinėja, tokie visi, va, kaip tikrai užsimetę amfos. Mega šis yra wow, nes reklamuoja nuolaidos kosmetikai, aksesuarams ir valinį ir mergaitė sako, jinai visiškai kažkam, Urmas, čia mano mylimas brandas, Urmas aprangos, visais laikais vaikai normalūs, nekent uniformų, bet šitie yra laimingi, nes, hei, žiūrėk, arba sako, žiūrėk, ryžas ir dar su uniforma, ta prasme, dviguba nesėkmė, o tas su akiniais, nu, pastyčiajimas visiškai. Tada yra šitas senukai, nu tai aš visą laiką gerai varo.